Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Agne kalbam, panelė? Taip. Agne, jūs šiuo metu esate, kaip čia pasakyti, bendrabutyje ar dar negrįžot iš Plungės? Dar nesu, kas čia tyraujas. Aš matai, skambinu dėl bendrabučio. Tu mūsų kolegijos bendrabutyje gyveni, ar ne? 211 kambarį. Taip. Ar tu dabar, ta prasme, ką nors ten mes galime rasti iš žmonių, ar tu viena ten? Nu, nežinau, eikit, bandykit žiūrėti, juk aš nesu tenai. Ne, bet oficialiai tu gyveni su kuo? Nu, taip, gyvenu, ne viena. Ne, aš žinau, kad tu gyveni, bet ar tu viena ar ne viena, nes aš dokumentų dabar prie savęs neturiu, negaliu pasakyti. O kas čia teiraujas, man? Marius tau skambina, mes dėl patikros. Dėl ko? Dėl patikros. O kaip čia taip vėlai, tokius reikalus klausit? Tai bandėm užeit pas tave, bet tai niekas netidaro durų, tai aš galvoju. Manęs nėra ir tada bandykit rytoj, aš nežinau. O kada tu būsi? Nu, nežinau, aš negaliu dabar jums informuoti taip tiksliai. Nes, šiaip prasidėjo mokslo savaitė, tai mes galvojam, kad vis tik įmanoma rasti studentus. Nu, bet tai dienos metugi reikia maždaug iki... Nu, net nežinau, rytoj aš būsiu, bet... Mes 4 kartus šiandien beldėme tavo duris, niekas netidarė. Bet tai ten tikrai turi būti. Mes gyvenu, 3 panelės gyvena ir tikrai viena yra pasilikusi visą savaitgalį ir tikrai jinai turėjo būti. Turėjo būti, ar ne, bet neužtaikė. 211 kambarys, ar ne? Taip. Matai, kame reikalas, iš tiesų, tu gal net nesusipažinai su visa situacija, kas įvyko. Savaitgalį buvo gautas pranešimas, kad iš būtent šio kambario, aš nežinau, kuri mergaitė, bet ar buvo kažkoks ten balius, ar kažkas. Ir yra pasigesta tai, kad tame kambaryje dingo piniginė. Ir mes bandėme įsiaiškinti, kas ten galėjo įvykti. Ir neradęs aš nei vienos mens, kas ten gyvena, bandžiau, perėjau dokumentus ir radau tavo vardą ir tavo telefono numerį. Tai bandau tau skambinti ir gal sakau, tu žinai, kas ten įvyko. Nu, bet aš net nežinau, kažkaip labai įdomu, kodėl niekas neprisistato. Koks čia Marius, kas čia kaip? Marius. Nu, kas Marius? Daug labai Marių yra. Nu, daug Marių yra. Taip. O tau reikia mano pavardės ar ko? Nu, aš nežinau, ką tu atstovauji, ta prasme, žinau, yra bendrabučio vedėja, kuri gali informuoti mane apie tokius dalykus. Yra padėtojas, dar kažkas, bet tai, nežinau. Panelė Agne, tu nebuvai dabar kelias dienas jau, kaip suprantu, Kauno kolegijos bendrabutyje. Taip. Ir turbūt nesinformuota, kad visoje Lietuvoje yra siaučia didžiulė gripo epidemija. Tavo brangi vedėja dabar yra serga ir aš ją pavaduoju. Bet nesu girdėjęs apie tokį Marių, kuris pavaduotų vedėją. Matai, tai malonu susipažinti tada. Nu, man labai malonu. Nelabai malonu, ar ne? Sakau, malonu. Ir tau malonu. Nu jau. Tai brangi Agne, ar tu žinai apie situaciją, kuri įvyko šeštadienį 20 valandą? Nežinau, malonu, kad informavot. Aš galvoju, kad tu žinai, nes vis tik draugės tavo kambariokės yra. Taip, bet kažkaip... Ar dažnai darote balius pas save? Kur? O kodėl aš turėčiau pasako tokią informaciją? Aš dabar esu oficialus bendrabučio vedėjas. O tai gaila, kad oficialiai nesipažinau ir nesu to tikra, kad čia dar būna tokių oficialių direktorių. Aš nesu direktorius. Nu, vedėjas. Bet galėčiau būti. Nu, tai kandidatuot galėsit. Agne, aš galvoju, šiandien yra pirmadienis, tavęs dar nėra moksluose, kodėl? Taip pat pažiūrėkit tvarkaraštį, kada aš turiu būti ir patikrinkit. Tai ką aš dabar turiu tavim domėtis, kada tavo mokslus reikia? Tai turbūt, kad jūs labai domitės, kodėl aš nesu pirmadienį bendrabuty. Taip, aš pasigėdau tavęs. Nu, tai žiūrėkit, kada man mokslai prasideda, kada aš ten turiu būti, jeigu čia taip oficialiai viskas. O kada tu būsi? Nu, kodėl aš jums turėčiau atsitikti tokią informaciją? Na, užeisiu pas tavęs, pažinti oficialiai. Ne, tai nereikia man. Raštu atsiųskit savo tą visą informaciją, kas jūs toks būsi, tada aš... Ką tada tu? Susipažinsiu iš... Supratau. Jau. Gerai, tai baigiam tuos juokus visus, gerai? Na, gerai. Aš iš tiesų dabar pavaduoju vedėją. Ir norėjau, žinai, paskambinti šiek tiek pajokauti su gražiom mergaitėm, kurios gyvena mano bendrabutyje. Na. Ir gaila, kad tavęs nėra dabar
Bendrabutį iš tiesų. Na, kaip čia dabar? Nu, kas kaip? Tiesiog, Galvoju, čia pajuokaut. Norėjau prisistatyti, žinai, tokią netradicinę formą. Vis tik naujas darbuotojas dabar esu, sakau, reikia su savo gyventojais šiek tiek papokštaut, žinai. Ir įsirinkau tave vienintelę, nes matau tavo nuotrauką. Esi graži mergina ir galvoju, reikia paskambinti. Nedaug dievė, gal dar būsi 211 kambarį, tai turėčiau kur permokti. Ja, aišku, viskas. Tai va, tai kada grįšim? Sakau, negaliu tokios informacijos jums suteikti. Tai gal oficialiai nebekalbam, aš tave kadrinu, tu čia mane dabar. Ne, tai aš nesikadrinu. Ai, tu nesikadrini? Ne. Na taip, su trijom mergaitėm gyveni, tau vaikinai turbūt nelabai patinka. Ne, tai man patinka, yra kas man patinka ir... Yra kas nepatinka, ne? Ne, nesakiau aš taip. Bet tai kaip tu dabar praeisi pro mane? Aš stebėsiu, žinau. Jo. Matau. Galėsi stebėti. Ir pati nejaukiai jausies. Kodėl turėčiau nejaukiai jausti? Tokių dalykų dabar prikalbėjai. Kokių dalykų? Va tokių. Nieko nesijaučiu blogo pasakius. O galima tave kada nors pakviesti pasimatymą? Nelaikstu aš į pasimatymus. Tai sekso irgi nebūna po pirmo pasimatymo? Ko? Ne, iš tikrųjų aš neturiu čia laiko tokius vėjus kalbėti, tai... Aš irgi neturiu. Tai vat ir nebekalbėkim tada. Turiu dar vieną dalyką pasakyti ir nebekalbam, gerai? Zip FM. Labas. Jo. Agne, radio stotis Zip FM radistai, Jonas Berolando. Su tavim pakalbėjo, užregistravo tave draugė, bet nežinau kokia, žinau. Aš galiu įtart. Gali įtart, ne? Taip. Tai va, tai linkėjimai, greičiau grįžk ir nesupyk, kad tave sutrukdžiau. Gerai, dėkui. Iki. Visą.